జపాన కూడా ఉన్నది. എല്ലാവരുടെയും മുഖത്തെ ഒരു ചിരി കാണണം, അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എനിക്ക് കരച്ചിലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചിരിയോ. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ramybė jums. Ir valgytojo. Broliai ir seserys Kristuje, sveikinu jūs visus susirinkusius šį devintinių Kristaus kūno ir kraujo iškilmės sekmadienį, šią tėvo dieną, švęsti šventąsias mišias, pradedant 6-ąjį pasaulinį apaštalinį gailestingumo kongresą. A warm welcome to His Excellency Archbishop Rino Fisichella, Pro-Prefect of the Dicastery for Evangelization, and to our Apostolic Nuncio, Archbishop Georg Ganswein. Sveikinu kardinolą Sigitą Tamkevičių ir visus brolius vyskupus bei kunigus ir pašvęstojo gyvenimo atstovus. Sveikinu Jo Ekscelenciją Lietuvos Respublikos prezidentą Gitaną Nausėdą su ponia Diana. I'm most pleased to welcome His Most Eminent Highness Fra John Dunlap, Prince and Grand Master of the Sovereign Order of Malta. I welcome all the participants taking part in the 6th World Apostolic Congress on Mercy from over 50 countries. 50 countries, okay. Sveikinu ir jūs visus, broliai ir seserys Kristuje, šiandien ypač visus tėvus, čia Vilniuje bei kartu jungiantis maldoje Lietuvos radijo ir televizijos, pasaulinės EWTN, Lenkijos televizijos bei Marijos radijos transliacijų dėka. Šiandien pradedame pasaulinį apaštalinį gailestingumo kongresą, iškilmingom šventom mišiomis ir eucharistinę procesiją iš katedros aikštės iki ganytojo kalvos. Dievas, kuris pasilieka su mumis švenčiausia Eucharistijoje, nori ir mus perkeisti savo gailestingumu, kad mes taptumėm to gailestingumo liudininkais ir įrankiais šiame pasaulyje. Bet kad tai įvyktų, mes turime leisti jam pripildyti mus savo gailestingumu. Todėl mišių pradžioje atsistokime Dievo akivaizdoje, prisipažindami, kad esame jam nusikaltę ir pasitikėdami jo berybių gailestingumu, melskime Dievą atleidimo.